Šiandien mes įvertinsim visus Lietuvos gaming youtuberius. Pradedant nuo Aidžio. Ar Aidus kelia gerą kontentą? Ne, man rodos. Tikrai ne. Tai man rodos, jis dabar tiesiog kelia, tuos sponsorius. Sellout. Jo, su laivais. Su laivais. Jo, aš realiai nusivylęs truputį. Jo, šiaip pirmą dar ten, kai begėdžio serverį žaidė, buvo visai entertaining. Jo, aš sutinku. Dabar, tiesiog. Dabar gamer, ne. Ne, aš tiesiog ištrink kanalą. Sorry. Toliau čia kas yra. Kažkoks baudėjas. Ai, baudėjas. Jo GTRP kontentas žiauriai. Kas jis toks? Aš Selloutas? O, selloutas. Ar aš atspėjau, kad jis GTRP kelia? Nemanau. Ne, gerai. Jis kažkoks selloutas, aš kiek matau. Su batonai, daily. Biškai matau čia, kad jisai streameris. Tai jisai daugiau nieko ir neturi ką veikti, tiesiog su batonus 27 dienas. Ne 27, 67 dienas. Jo. Ką aš pasakysiu? Čia aš gerai, duodu dar respekt, kad dar kažką kelia, bet kad selloutina realiai tiesiog iš žiūrovų jam pinigus kiekvieną dieną. Nežinau, dėčiau į S. Subinė, gerai. Jo, dedu į subinę. Toliau. Kontrolieriai. Tai aš taip, ten buvo jie žodžių su Antanu kėlė ir tada ten kontrolieriai. Dabar Česka ten kažkas. Jo, ten Česlovas. Čestovas savo kanalą rebrandino. Jo, tiesiog nupizdino kanalą. Ir jo nuvogė ir tiesiog jo dabar video iš streamo. Realiai palyginus, kaip buvo ir dabar kaip yra, ištrink kanalą. Labai felotą. Jo. Darius žaidžia. Nebelabai žaidžia, jo. Aš dėčiau, realiai jis tikrai yra geriau negu baudėjas. Ir jo senesnis kontentas, gerai, jis bet jis yra nostalgiškas, bet dabartinis kontentas, nepalyginsiu, koks realiai yra. Aš galiu pasakyti jo naujausius video. Žaidžiu su didžiausiais laivais, laivų mūšis, bet dirbtinis intelektas sako, ką daryti. Laivų mūšis, bet super sudėtingas. Su lėktuvu atakuoju laivus. Beveik vien tik tais laivų video. Atrodo, kad jam liepia... Jo, atrodo, kad jam liepia paskutinį mėnesį tiesiog kelt laivų video. Ir jisai nebenorėjo iš viso nieko kelt. Gaila, kad jisai 100 kartų taip ir nehitino. Gerai, dabar kaip pasakei, koks jo kontentas, man labiau norisi dėti į baudėjo lygį realiai, nors belenkoks geras jo kontentas seniau būdavo kaip nostalgiškas, nežinau ar geras, bet visą laik noriu sugrįžti prie to seno kontento. Dabar jau nebežinau. Dariui tiesiog nebėra iš viso YouTube'as joks tikslas nėra, nes jisai turi savo vaikų būrelį. Jo, jis kažką ten kitko daro, su 3 kubais. Tai realiai... Kaip gameris jis, nieko gero. Aš sakyčiau, nieko ypatingo. Nedėčiau dar jas. Bet, jau... Aš realiai dėčiau, kad ir kaip sėd. Dėtum jas. Gerai, dedam jas. Draudamagė planas. Gerai, dabar vertinsim tik tada, jeigu jis dar uploadina. Jo, žinai, ką jis prieš 3 dienas įkėlė? Populiariausių žaidimų serijų tier listas. Pizdina iš mūsų. Gerai, jis vis dar, jis įstreamina ir jis vis dar uploadina, žinai ką? Bet jis kaip gameris, žinai, jo naujausių, jis prieš pusę metų realiai. Jis žiauriai retai uploadina. Jis retai uploadina, bet jis įstreamina ir jo senas kontentas irgi kinda iconic yra. Nežinau dabar, negaliu pasakyti. Bet tu turi pasakyti, nes aš tai jo nelabai iš viso vapšė. Negaliu pasakyti net apie seną jo kontentą, nes nežinau. Aš žinau, jis įkelia tą nostalgia gėjimus, tokius, žinai, labai old school gėjimus. Realiai dėčiau į not bad, nes jisai, aš sakyčiau, jis yra toksai comfort streameris, comfort youtuberis. Ok, gerai. Tai... Jo, aš realiai ten dėčiau, nes jis tikrai nereikalauja iš žiūrovų pinigų, tą pasakysiu. Tai va, domanautas. Kodėl aš esu, aš negalėčiau savęs vadinti gaming youtuberiu. Leiks man pagalvoti. Aš tai dar vadinčiau, Aš realiai, kaip Minecraft kontento, vienintelis dalykas, ką aš keliu bambukino serijas ir ten mes ten istorijas kuriam. Jo. Tai ten, aš nežinau, ar ten labiau kaip gamingas, nes aš
Nu gerai, galim vadinti dar kaip gamingu, nes aš statau ir panašiai. Nu, gerai, sakykime. Bet čia yra vienintelis dalykas, ką aš iš gamingo keliu. Jo, aš realiai sakyčiau, visi video yra good. Bet aš nežinau, kaip kiti į tai pasakys savo nuomonę. Aš kaip gaming youtuberį dėčiau į realiai good. Aš dėčiau aukščiau negu Damage Plan. Tai gali tiebreakerį pajungti. Kokį tiebreakerį? Nu, Pajų? Tai, jo. Pajus atsijungęs yra. Ai. Tipo, jisai užsitypino. Ai, gaila. Nu, aš realiai sakyčiau, aš dedu į realiai good. Nes, kontentas yra realiai good. Jisai ne not bad lygyje. Not bad lygiai yra Damage Planas. Nu, tikrai geriau negu Damage Planas kontentas. O čia yra Dzugas. Vargė. Kaip jis yra? Kaip jį reikia rašyti? Jo, matau, kad jis prieš metus kėlė. O, vargelį. GTA 5M perliukai. 500 peržiūrų į streamus. Ai, Jis jau lyvinas, kiek matau. Jo, sausio 10. Nu, dar... Nu, bet jis streamino prieš mėnesį, bet Mhm. gali būt, kad jau pabaiga. Ai, jis Mano- kėlė Minecraft apžvalga su Edvis, kur Edvė nebuvo tam video. Rimtai. Ir tas video gavo mažiausiai peržiūrų iš tų laikų. Nu va, karma. Damn. Kiek girdžiu, tai S. Nu jo, nu gerai. Aš sakyčiau S. Kinda. Jo, šiaip gerai, jo. Jo. Toliau. Rainbowzinis. Dreamas. Kas čia toks? Dreamas. Nežinau. Aš realiai. Sorry, jo, palik į apačią kažkur nuo. Ne, tai ištrink kanalą tiesiog. Edas. Mes tai nežinom jo. Nu, okei, Edas. Edas. Lyvino. Edas PGG serverį, kai kėlė video, tai tais laikais realiai jo pykas buvo. Jo. Kitai. Jo. Realiai, kad dabar lyvino YouTube, tai, nu, nežinau. Ne, jis nebėra gameris, realiai mes vertinam gamerius, tai iš tos perspektyvos jisai vlogus kelia. Keldavo, jis net nebekelia nieko. Jo, prieš 2 mėnesius. Nu, tai... S lygio, aš manau, Darius lygio. Nežinau, koks tikslas jam kanalą laikyti, ar tada, nu, aš tipo... Jo, nu, bet gerai, Aha. nu, galima dėti jas. Bet tipo- dar yra. Realiai Aidžio lygyje. Nu, aš sakyčiau, jie šiaip visai dar Jo. panašiai ir... Jo, tai kad Aidis selautino tai. Jo. Nu, aš manau, Edvis realiai net nėra ko sakyti, aš tiesiog dėčiau į wow. Realiai jis vienintelis gaming youtuberis Lietuvoje, galima sakyti. Jo, kurį Consistent. realiai, kuris consistently kelia, įmanoma žiūrėti, realiai entertaining, tik tai žinai, kas man nepatinka. Aš kažkada buvau įsijungęs ir jo editinimo quality yra žiauriai sumažėjęs. Nes jisai pasisamdęs jau čia yra tus kažkokius editorius, kurie nužiauriai, tipo, incompetent yra, jie realiai nemoka editinti. Tai jo, tas jo editinimo quality yra žiauriai sumažėjęs. Ir music choice ant video nužiauriai bet kaip gaming youtuberis aš vis tiek palikčiau į aukščiausiam lygį. Okay, jo, jis vis tiek įdomus dar. Jo. Gerą content. Čia Anoxas yra toks. Anoxas. I mean, jo pykas buvo, kai, aš pamenu, kai jisai ten keldo ir ten tiesiog visi žmonės, tipo, oh my gosh, Anoxas ir panašiai. Ir atrodo, kad jis dabar kelia tą patį contentą, bet nelabai eina jam dabar. Jo, dabar tiesiog fell-offino. Buvo laikai, kai jisai Minecraft bet ir Minecraft slėpynės kėlė ir buvo tokie trendai Minecraft'e, dabar nėra... Dabar ką kelia? Dabar jisai tokius kaip ką, jisai Valentino istoriją matau, nu, filmus. Realiai beveik tą patį jisai kelia, aš matau. Nu, tikrai, aš manau, kad Damage Plano lygiai not bad, tiesiog. Na, šiaip jis... Jo channelis kinda miręs, bet tipo jis pats... Vis dar kelia. Jo. Pats tiesiog, Ted. Aš tai, bet jis dar vis dar kelia. Jo. Tai, aš dėčiau not bad, realiai. Nu gerai, jo. Toliau turim šerifą. Jis ne gaming, ne? Šerifas? Bliamba. Jisai GTA? kažkada labiau gamindavo. Ne, jis dar gamina GTA, jo. Iš video, bet jisai nėra gaming youtuberis, jisai iš video tikrai nekelia Minecraft. Jo, iš video Minecraft'o. Nieko nekelia, tiesiog Jo, gaming jis nekelia. Realiai? Aš manau, kad jis tiesiog nieko ypatingo, kaip gaming youtuberis. Jis tiesiog, jis ne gaming, aš negalėčiau pasakyti. Jis nežaidžia žaidimų, tikrai. Tipo, ir nieko, jis nekontributino.
Tiesiog, kad streamina kartais, bet, nu, ten tiesiog, nu, nežinau, aš, nu, nevertinčiau to dalyko. Jo. Tai nieko ypatingo. Faivas. Blet. Nu, ką jis čia veikia vis dar? Jis, žinai, jis vis dar kelia, okei? Mhm. Bet, žiūrėk, tai neišgelbėjo iš tos duobės, tai realiai ištrink kanalą. Tai va. Ervinas. Prieš 3 dienas Roblox'ą kėlė, matai. Oh my god, gerai, Gerai. užmiršiu. Fervis. Ervinas. Jisai... Gaming, žiūrėk, iš gaming pusės aš manau, kad jau seniai, kad ne. Nes aš į gaming nedaug kontributinu. Jisai kokį metus laiko jau net nekelia. Jo, kaip gaming video ne. Nu, šachmatai, nežinau ar buvo gaming, bet nelabai aš net priskaityčiau. Ne, ten labiau tiesiog istorija buvo. Manau, kad arba nieko ypatingo, kažkur tame lygyje. Kinda nes ta prasme metus laiko, tai... Jo, nu aš sutinku, nes pavyzdžiui Darius nukelia, bet jisai turinį kelia, nu aš nelabai keliu. Bet, nu žodžiu, aš tiek pasakysiu. Gerai, toliau turim Flixa Plays. Jis turi žaidžia savo neime. Roblox'ą kelia. Jo, realiai niekas kitas nekelia Roblox'ą apart Gusto. Nu jo, tai, nu realiai tokia rinka, kur tiesiog jis gali kelt, bet jis net nelabai ir stengiasi tokiai rinkai. Jo, jisai tiesiog nufilmuoja ir nieko kitko nepadaro, tai tu neila kažkoks kokino. Daug peržiūrų gauna todėl, kad niekas nekelia Roblox'ą maždaug. Tai... Nu, daug peržiūrų pagal jo standartus. Pagal jo standartus. Jau Molgius, pavyzdžiui, Molgius tiesiog vienas random žmogus, kuris tiesiog įkėlė Roblox'o video ir 12 000. Tai, nu, kartais tiesiog, jo, kaip youtuberis jis nėra labai geras Flixas. Aš svarstau tarp ir tarp nieko ypatingo. Ne. Bet aš manau, kad Nu, turėsim dėti. Aš manau, kad turėsim dėti. Nes jis tiesiog neįdeda jokio pasangojo, o jo stiliaus video žiauriai lengva padaryti. Jo, ir jis, jo, tiesiog. Flawless. Štrink kanalą. Aš net nenoriu komentuoti, nes jis realiai pasidavė per daug greitai ant YouTube. Nu tai jis beveik ir ištrynė kanalą. Jo. Tai kas liūdniausiai, jo vienintelis video dabar koks yra, kas bus toliau. Tai va tak. Nes nieko nebuvo toliau. Flufikas. Nebuvo. Jis sold outina jisai. Selloutas didžiausias. Sold outas. Nu jisai... Sold outas tai pardavė visus tikėtus. Selloutas tai parsidavė. Jisai tiesiog labai daug su batonu daro. Darydavo. Jo, tiesa, jisai dabar lyvinės iš viso. Lyvina. Jep. Tai aš nėra tikslo jo kanalo laikyti. Jo, nu tiesiog ištrins. Jo visas gaming contentas pagal Edvi. Jo, jis tiesiog yra prasta Edvi versija. Kažkada jisai buvo originalus, ta prasme, pačioj pradžioj. Jo. Dar jis turėjo tą savo original touch, tada, tiesiog... Kuo toliau, tuo labiau degradavo. Tiesiog, kur keldavo dažnai video ir bereikšmiškus video. Jep. Flufikas. Ui. Fukseris. Jisai kelia. Jo, jisai kelia, aš manyčiau. Aš kol kas kiek galvoju. Ar jis dažnai kelia? Visai jo, man rodos, tai prasme. Nu jo, jis dažnai. Aš galiu pasakyti, kiek, bet, nu, tipo... Jisai buvo ten į armiją išvaręs ir jis atrodo net armijoje jisai video ten kelia. Jo, prieš 4, prieš 8, prieš 11 dienų. Visai dažnai sakyčiau. Okei. Jis aktyvus youtuberis. Jis toks perfect slave'as. Realiai, jisai slave'ina... Jo, kaip Edvis, tik tai, kad pas jį nėra peržiūrų. Nu, bet tą ir po šiek tiek apriboja, nes Edvis kelia platesnį gaming. Jo. Tepina visus marketus. Jo, Svarstu tarp... Ne, šiaip realiai dėčiau Not Bad, nes jis geriau negu šerifas. Jep. Toliau Bežionė. Kas dar nešiau? Čia ne Bežionė, čia Gibonas. Gerai, aš net nenoriu, jis net nekėlė gaming content, aš nežinau, nežinau, ką jis veikia. Yra Bežionė, man rodos. Jo, Bežionės rūšis yra. Jo, rūšis, tai. Jis net nekėlė gaming contentą, tai... Jis kėlė gaming contentą. Minecraftą man nerūpi, jis ten nieko gero neįkėlė. O va čia ką galiu pasakyti, realiai. Toliau turim Gustą.
Ar gali pakomentuoti? Gustas nelabai, nu jisai ką jisai iš... Anksčiau kėlė šiek tiek daugiau gamingo, dabar jis Robloxas tiesiog. Jis vien keldo gamingas. Ir ten low effort Robloxas šiek tiek. Dabar tai jo, dabar žiūrėk. Buvo vienas fainas video iš Robloxo jo, kur pažiūrėjau, buvo žiauriai fun. Šiaip tiesiog... Low effort. Nu tiesiog, kad kelt. Bet geriau negu šerifas. Jo, jo. Nu realiai, tiesiog, va tokiam lygiai aš sakyčiau. Nes tu kaip gaming youtuberis geresnis negu Gustas, tiek pasakysiu. Toliau Justas. J-Craftas. Justas? J-Craftas. Jo, jisai kėlė iki tol, dabar jisai nebegaliu pasakyti. Nebe gameris. Žiūrėk, turėsim dėti žemiausią lygį. Nes jis gaming nebekelia. Jo. Tai va. Ir šiaip jo gaming video būdo. Nu gerai, tais laikais tada sueidavo iš tikrųjų jo. Jo, sakyčiau, fan žiūrėdavos tikrai, bet jo. Nu viskas jau pasibaigė ta era. Jis nebenori gamint ir jam, nu jis retirino, taip sakant. Jep. Jiggle. Jiglis. Pažiūrim, kas čia toks. Nu čia, jeigu mes nežinom, reiškia GTA RP. Porne RP. O, vargelė. Kas vyksta? Nu, okei, prieš 5 mėnesius, tai jis įstreamina gal. Senas GTA RP youtuberis kažkoks. Kiek subų? 4K. Nu gal kažkiek žinomas. Ba, aš jau nežinau. Nu, aš neįsivaizduoju, iš tikrųjų, labai random. Žiūrėk, jeigu jis vis dar... aš noriu bent pasiklausyti, ką jis čia japina. Jis tiesiog vaistino savo laiką, pretendindamas, kad jis yra realiai, jis gyvena tikrą gyvenimą GTA žaidime. Tai... Nu, tipo, liūdnai, biškai atrodo liūdnai. Ir jis, žinai, vos ne daily streamina. Gal jis įkontributina kaip gaming youtuberis, bet... Nu, man tiesiog liūdnai tai žiūrėti jį. Sakyčiau, šerifo lygį. Keista, nu, tipo, jo, nu, šerifas nelabai kaip gamina, bet jo. Jo, bet... Tam pačiu... Šerifą. Jo, į tą patį tierą dedu. Jo. Jo kufenas. Nu, gerai. Nu, blėt, nu... Nu, jisai pusę metų nelabai iš viso kažką daro. Jisai daro dokumentikas, kas nėra labai kaip gaming, jisai daro apie gaming youtuberius. Jo, apie gaming youtuberius, bet, nu, nežinau. Labai mažai efforto, aš sakyčiau, tiesiog. Kiek laiko gauna ir, tipo, tiek sugeba, nu, nežinau. Aš dėčiau į S. Nu, gerai, jo, nes... Nu, taip tenka, nu, nes realiai nieko jis nepadarė. Nu, taip. Nu, jo. Toliau... Kas čia per tą youtuberis? Jushi Games? Juicy. Ne. Teks, net nemeta jo, ką daryti. Tai ištrink kanalą, gal jis jau ištrynė? Gal jis nuspėjo jau? Jep, gal jis nuspėjo, kad darysim šitą video. Jo, tikriausiai. Tai gal tiesiog ištrink kanalą. Gerai, Just Specs. Man rodos, žinok, jis negina. Man rodos, ten jis prieš kokį pusę metų. Jo. O. Specialiai paskutinis CSGO žaidimas. Bet tai nieko nereiškia, nes tiesiog CSGO užsibaigė, bet... Bet jisai ir šiaip užsibaigė. Ui, ne taip pasakiau, bet Vala, jisai baigė CSGO žaist ir jis streamina čiūjų, bet jis nebe YouTube'ina. Žiūrėk, nu aš tiek pasakysiu, ką manau apie Just Specsą. Man jisai niekad nepatiko labai. Jisai biškai kontroversalus pagal mane, bet negaliu tiksliai pasakyti dėl ko, bet aš žinau, kad jisai kažkoks biškai man keistesnis buvo visą laiką. Jis net nelabai ir populiarių, nu gerai, nu ne. Jis neturėjo, aš sakyčiau, savo labai didelio pyko. Ja, aš sakyčiau, jeigu jis dar lyvina, tai nu S realiai lygia. Čia vos blogiau tikrai net negu Jokufanas, tai prašau. Nu. Ką? Nu neturim daug su ko dirbti. Ką? Gerai. Nu tai ką? Ištrink kanalą. Blemba, kaip dabar šitas yra. Kostas. Oh my... Kas tas Kostas? Kostas Kubilinskas. Kostas? What the fuck apgavai? Nu ir tu patikėjai, nu. Tai pasigūglink, koks ten logotipas. Ait, na. Kaip jis yra Haris Poteris? Kaip tas Haris Poteris? Nežinau, aš pirmą kartą matau. Įgarsinimus. O. Tik aš surasiu jį. Kaip jis yra? Narkoman. Litvakas. Litvakas? Ką jis... O jis nėra streameris? Gal jo šiek tiek, bet ką jis čia kelia? Prieš 8 mėnesius. Ką jis čia kelia? Eurotroną matau.
Tai grėži pinigus iš Aš nesu. žmonių. Kokios gameris? O, Aš žinau. rudesys visi dirkstys. Vadinasi, čia kažkokia jau kickbokso kova. Jo, jisai man rodo streamino kelias kovas. Jisai populiarus dėl tų įgarsinimų Hario Poterio. Aš daugiau dėl nieko nežinau. Aš žinau tik dėl to, kad jisai Twitch'e gal streamindavo. Tai jis nelabai kaip gameris pasižymėjęs. Jisai, žinau, PUBG tikrai žaisdavo. Tikrai PUBG žaisdavo, tą galiu pasakyti. Dabar nežinau. Nu, jis vis dar kelia, tai aš tėčiau jį į S. Bent jau. Dabar Altų Republika. Tipo, jis galbūt būtų, tipo, tas Litvakas galbūt būtų šerifo lygė, bet, nu, nežinau. Nu, ne, iš tikrųjų negalim sakyti. Nu, negaliu iš tikrųjų pasakyti, bet dedu į S. Gerai. Toliau Altų Republika, kaip gaming youtuberis. Jis nebelabai be gamina. Nebelabai youtubina. Čia irgi faktas. Bet jisai gamina ant Twitch'o, aš tiek žinau. Nu jo. Bet youtuberis, palačiai, taip ir vadinasi. Lietuvos gameriai, youtuberiai. Tai tada, tada, žinok, nieko ypatingo. Ai, nu, okei. Nes Nu, mažai nėra. kelia. Man rodos, gal jis į antrą kanalą gamingą labiau kelia tenais dalykus. Bet čia kalbam apie main kanalą, aš kiek Nėra, matau. nieko. Nieko ypatingo, aš sakyčiau. Mantas. Vėl, ble. Nu jisai gamingą kėlė paskutiniu metu tik tais. Bet tai tas gamingas... Aš nuoširdžiai, man atsibodo žiūrėti video. Aš pasijungiau ten jo video. Nu aš tiesiog užmiegu. Išsizauninu. Realiai man brain cellai, tipo, self-destructina, kai žiūri man. Jo, tiesiog kolaidina su... Atomų splitinimas vyksta. Atomai. Ypač kai aš žiūrėjau kažkokį ten jo video, nepamenu kokį, kuris ten tą N812 kažkokį style šūdus dėjo fucking... Kaip tasai, kurį editina gerai anglas? Artūras. Anglas, kuris gerai editina Artūras tas tai... VFX, jo. Nu tas, kur biohatinį, kur jisai editina. Pinzaras. Jo, jis tą Finzaro taip kažkokį Ai, editus presetas. įdėt. Taip annoying buvo, eik tu nafik. Ten tie flashai kažkokie. Ai, ten gal ant jo to kažkokio verslo, čia lietuviškas su kompais. Fucking vos nuo epilepsijos nemiriau. Ten tie krekai, slashai, eik tu nafik, kaip užsipisau. Ne, nieko gero. Bet, nu gerai. O jau jis šiaip dar- gaming video? Nu jis sugeba farmint savo brolį. Jo, Ar čia jisai... pliusas? Nu gerai, jo, blemba. Nu, iš gamingo jisai populiaresnis buvo, jis net idėjas geresnės galvodavo anksčiau, dabar tos pusės jis neprosidino pridėti daugiau value, ką aš pasakiau, bet nu jo. Eik tu nahu, kai išsigandau. Gerai, aš manau, kad dėčiau į prie nieko ypatingo. Okay. Nu, Nes, tikrai geresnis nu jo, gaming šiaip, nu tikrai, nu nėra tai filofinas, žiūri. Toliau. Tai yra misteris, kuris, man rodos, jau ištrynė kanalą, tai mum, taip sakant, Kas toksai? misteris tavo, jo, man rodos, nebėra. Batonas? Pala, yra misteris tavo parašyk ir aš matau, kad jis tik streamus bet turi, o visi video užprivatinti. Aš nieko nematau. Tai manau tiesiog ištrink kanalą. Na, aš galvoju, kad jisai jau iš viso kuitinės, bet... Nu, ne, karoči. Nėra jo, realiai. Aš net jo nematau, kai išmeta, tai nieko ypatingo. Tiksliau, ištrink kanalą. Toliau, kas čia toksai? Tai čia Karolis. Kristupėlis kažkoks, blėt. Kodėl mes abu iš raidės pasakėm? Nežinau. Ištrink kanalą. Gerai. Kad mes nežinau, nu jo, gerai. Ok, čia šitas kontroversalus šiek tiek. Gerai. Vėl kontroversalu. Gerai. Pasakysiu tiek. Jisai tikrai nėra žemiausiam lygyje, nes vis dar kelia. Tikrai nėra S lygyje. Nieko ypatingo lygyje, aš sakyčiau, dar net nebūtų. Bet aš sakyčiau, jisai not bad lygyje. Kad realiai good būtų, tai tikrai ne. Aš pasakysiu, kad antram aukščiausiam lygyje tikrai ne. Jisai būtų not bad lygyje. Jo, tiesiog jis, jisai daro tas idėjas, kurias dar veikia jam, bent kiek ir... Nu ir jo, ir pabiški miršta. Jo, ir tas... Nu, kai jisai bandė, mačiau, su valkietiško hardcore savo gražinti savo geriausias serijas, tai kažkaip nustojo jau 3 mėnesius, nebedarė vėl. Ai, matyt, pamatė, kad, tai čia vis tiek negauna peržiūrų. Galvoju, gal peržiūrų. Nu, aš šiaip, aišku, negaliu sakyti, ką jis mes. Šiaip biškai gavo palyginus su kitais. Ai.
Na bet. Bet jie. Nu, jo, aš sakyčiau, jisai gusto lygiai yra. Gerai. Va tokiam lygiai. Toliau, ne euras. Šitą žinau aš. Jo, ne euras. Ne doleris. Okei, tu O- pamatysi jo kanalą. 2 metai. Ne, jo, supranti, 2 metai ir žinai kokie 3 naujausi jo video tiesiog laptopo sponsorinti unboxing. Okei. Čia yra žiauriai žemas lygis. Taip. Ištrink kanalą. Jisai, aš net nežinau, ar jis turėjo savo community? Nu gal ir turėjo šiokį tokį. Ne, manau, Bet realiai. jisai su Edviu filmavo, aš tik iš to jį Kažkada. žinojau. Ir Jo, jis realiai jo, jo. su kitais youtuberiais jis žaidė labiau. Jo, pamenu su tuo vėjavaikiu. Nu, tai aš matau, kad jis nebe labai youtuberis. Akiniuotis. Dar prie vieno nelabai youtuberio. Va čia tai problema, nes iš gamingo, jo, jisai vis dar, kiek jisai kėlė gamingo, nu ir jisai liko gaming youtuberis, be face revealo, palikęs toks, bet kad jis, nu net nieko, jis niekada nesistengė, ta prasme, ant savo kontento jis tiesiog paimdavo pigiausias idėjas, kurios veikdavo, ir dabar jis paėmė pigiausias idėjas, kurios nebeveikia ir dėl to jo kanalas tiesiog, nu taip numirė. Ir jo, jis tiesiog per savo naujos video tiesiog promautina vienintelį dalyką, kuris jie vis dar duoda pinigų. Savo Fortnite creator kodą. Nu, ne tik savo Fortnite creator kodas ir pub serveris. Ai, nu, okei. Čia jau gan seniai buvo, bet jo, jis irgi šitą promoutino. Tai, nu, tiesiog kinda, vos nepasakiau, sold outas vėl. Sell out. Jo. Nu, jis pats sakė, kad jam rūpi tik pinigai, tai. Taigi jisai ten mamą pardavė dėl kontento. Nu, ne. Prefis. Gerai, prefiksas. Prefis. Jisai persivadino prefis. Prieš nežinia kiek laiko jau. Oho, peržiūros. Jisai, pamenu, niekad nebuvo per aktyviausias. Keli tūkstančiai peržiūrų. Ai, va, kaip buvo prieš 8 mėnesius ir tada prieš 4 mėnesius video. Tai Toks miręs. toks biški praradęs motivaciją YouTube. Ir jo, aš kiek žinau, turbūt jo video ten kinda ass. Tokia low effort. Tiesiog gaming. Nu, aš net negaliu jo dėti tokią pat lygią kaip Mantas ir Šerifas. Per daug, per aukštas net lygis, Nu, ne? sakyčiau, jo, ne kažką. Tai aš įdėčiau į S. Tiek pasakys. Man rodos, kažkaip reikėtų pakelt biški. Ne. Tipo, visus reikėtų. Nes aš matau, kad viršui jau kažkokia problema daros. Ne, viršui viskas good. Nu, gerai. Aš su visko sutinku. Ir rajono kunigas šitas čiūvas yra... Čia net ne gaming youtuberis. Nu, Jeigu kazino skaitom kaip gamingą. Tada galbūt, bet, Nu, jo. bet aš skaitau kaip fucking dopamino čeisinimą Jo, tiesiog. jis tiesiog labiau streameris, tiesiog yra ir viskas. Jo, jis niekados negamino. Taip, Kiek nu, žinau. Okei, aš nežinau dėl šito iki galo, bet... Aš tiek žinau, kad jis niekados negamino. Bet jis nepopuliarus dėl tokio... Ne, dėl Gamingo. gamingo. Nu, dėl gamingo, ne. Jo. Jis tikrai ne. A, nu, Jis žino tiesiog dėl to, ką jis dirba, ką jis daro per streamus. fucking. jo. Jisai žinai, ką jis turėjo savo Minecraft'o serverį, kuris ten greit užsidarė, bet jis turėjo. Ai, rimtai? Aš nežinau. Ten jie, Nu, bet- ką žinau, cash grabą norėjo padaryti. Nežinau. Ha, cash grabo. Ai, tipo Minecraft serverį, kur žmonės galėjo žaisti. Nu, tipo, jie ten talentus rengė kažkokius, ten kažką jie darė su tos, nežinau. Ai, nu tai galbūt, kad sellout. Toks buvo trendas, nežinau, nepamenu. Ai, ir jis, palauk, dar ne. Jisai galbūt turėjo kažkokį roleplay serverį. Gerai, bet tik- aš nesu. Tikrai nežinau. Bet aš net nepamenu pats. Mes net negalim patikrinti, nes į jo kanalą neina. Ai, jo, jis fucking ištrynęs kanalą kažką. Nu, neištrynė, net nežinau kaip čia, užlokintas. Nu, dingęs jo kanalą. Nu, jis karoč per daug kontroversalus, kad netgi YouTube'as jį nori O pašalinti iš dieve, platformos. gerai, įdėk šitą į... Kur mes Į dedam? ką? Aš dedu ištrink kanalą. Nu, jis ne gaming. Ir Nu, jis tuo labiau, nepričiom, kad... jo. Bet aš matau, kas sekantis. Nu, kas čia per menuliukas? Simon. Ne, Simonas? ne šiaip, nu šiaip primena stilius. To logotipo, visa. Ar čia jis, kažin? Stilius tai panašus. Manau, kad jo tiesiog vertinam kaip Simono VS. Nu, tai jis... Nu, tragedy. Jo, tiesiog, jo video tiesiog kaip, nu, toks Darius žaidžia, bet... Blogesnis Darius. Jo, tiesiog iš višo. Ir Blogesnis Darius. O Darius yra prie S, tai. tai tiesiog Kaip neegzistuoja. Darius S? Kai Stitchas kinda lyvino. Jo, Neseniai. Stichštas. Ai, jo, jis lyvino. Realiai,
negaliu daug ką pakomentuoti, tik tai, kad es. Okei, nu dabar. Nu jo, jisai ten roleplay kėlė. Keldavo, dabar aišku nebekelia, bet, aš sakyčiau, kad tiesiog es. Nu, nežinau, nėra labai ko išskirtinio pas jį. Aš sakyčiau, kad man tas netgi geresnį contentą gaming kelia negu jis. Nu. Tai pagal šitą lygį aš įdėčiau čia. Kas ten per Snapchat'o mergaitę? No clue, dedam į ištrink kanalą. Ai, nu tai gerai. Svarbiausia daryti. Gerai, man rodos, kad jis dar kelia. Tau sakai, patinka žinutė, kurią jis leidžia. Jis at the moment streamina. Jis dabar streamina. 600 žiūrovų, vadinasi, jis turi kažkokį influence Lietuvai. Jo, jis turi community fainą. Jo, tik jis biškai keistas. Ką? Gerai. Jo, jis dar kelia, matau. Laudina. Labai gauna peržiūrų. Aš pamenu kažkas, neminėsiu youtuberio, kad vėliau nesukelt dramų bereikalingų. Man pamenu vienas youtuberis sakė, kad jisai tiesiog kažkoks, nežinau, gal nutipo mažesnio amžiaus žmogus atėjo į chatą kažką parašė ir žinau tiek, kad svarbiausia daryti, jį padūchino, kaip sakant. Tiesiog, jo, tai man šiek tiek dėl to šiek tiek respektas man dingo jam. Jis toks medus. Jisai toksai, nežinau, jisai galėtų susilaikyti ir nesakyti tokių žiaurių dalykų bet kokiam žmogui. Ir dar dalykas, kad jisai turi vaiką, tai aš nežinau, turėtų žinot gal kaip elgtis, bet Aš still dėčiau jį per vidurį. Aš dėčiau jį į not bad. Okay. Jo, šiaip. Nu gerai, prie kai kurių, jo, galima. Aš dėčiau čia. Jo. Nevertinsim net. Toliau. Depijus. Jis, žinai ką, jis neturėjo savo pyko. Jo, jis niekada neturėjo savo pyko. Depijus. Nežinau. Tai esmė ta, kad, blemba, čiuvas tiesiog kėlė iš savo serverio video, susikūrė savo serverį, kuriam privatus, bet ten žaidė 100 žmonių vos ne. Pusė Lietuvos žaidė, bet privatus. Tiesiog ir, blemba, Mažas labai influence Lietuvai. Ne, jis galėjo daugiau pasiekti, galėjo daugiau padaryti. Tiesiog pastangų reikėjo daugiau įdėti. O dabar jisai iš viso lyvinės. Jep, tai ištrink kanalą. Bro, šitas yra Titukis? Palauk, Titukis. Ai, čia tu. O dievo žiūriu. O, jis dar kelia? Atseit. Tai čia Fortnite. Bet, oh my god, aš jau matau, čia tie low ass quality Fortnite videos su labai low effort. Tai tiesiog, bet jau koks tikslas pagalvojus tokį, kur tu tiesiog nufilmuoji, kaip žaidi geimą, be jokios idėjos, tipo, ir tiesiog įkeli ir... Tiesiog, kodėl žmonės negali patys žaisti tiesiog? Jis turi kažkokią idėją. Seifo lūto iššūkis, geriausia strategija, kažkokią įsidėję tipo duoda, bet, aš jau matau, kad tie video yra tiesiog žiauri low effort. Jis kelia, pakankamai retai, galėtų tokio stiliaus video, realiai daily uploadinti, jeigu tik tai būtų pakankamai pastangų ir norų. Yes, neapsimoka, čia ne fermis. Tai pagal viską dėčiau į es. Sure, kinda net per aukštai skamba, bet jo, sure, gerai. Kitas... Palauk, žinai, kodėl aš dedu į es, nes jis vis dar kelia, okei. Tad jeigu kelia, bent jau es lygį. Tomuksas, jisai nelabai gaming... Ai, kelia gaming? Kelia, bet labai retai realiai. Jisai tik tais GTA RP. Ir gan retai kokį kartą į mėnesį. Ir nėra labai daug, kad kontributintų, tipo, tik tais jo, tiesiog žiūri dėl to, kad Tomuksas, toks jausmas. Vos ne kaip šerifo būtų idėja, tik tais, kad jis kelia. Šerifas nelabai gamina. Jis įgamina ant streamų šerifas, bet nekelia video. Jo. O Tomuksas tiesiog, nelabai kelia gaming video. Kelia, bet retai. Tai aš sakyčiau, kad jis šerifo lygį. Jo, aš sakyčiau per vidurį. Nieko ypatingo, realiai. Gerai, kas tortasis? Čia tortasis. Oh my. Ne, palauk. Jo, čia tortasis. Tortasis? Okei, man trūksta žodžių, kas čia vyksta. Išleidau visus savo money ant šito. Temų kažkoks. Temas nusipirko. Tai... Jis toks weird. Realiai, kinda ass. Kinda jis net... Ne, net mažiau negu S, nes jis nebekelia.
gaming video. Jo? Pala. Aš dėčiau. Jo, jisai realiai prieš pusę metų. O koks video buvo prieš pusę metų? Daugiau. Robloxas. Nu, jisai prieš 9 mėnesius. Demonai karsina mane. Prieš 9 mėnesius. Mhm. Robloxas. Nu tai... 1700 views. Ai, nu tai dar mažai contribute. Nu tai aš dėčiau į Ištrin kanalą. Jo, realiai jis tiesiog gali, ką žinau, dainas kur geriau. Jo, toliau Twisteris, ane? Dieve, man rodos, blem, aš mirštu. Įsilyvinau, man rodos. Mano vaikystės youtuberis kinda buvo. Tikrai ne mano, nebent keldavo Fortnite, bet aš ir tai nežiūrėdavau lietuviško Fortnite, kon es būdo. Ten buvo, jis skaiboką kėlė, aš tą žiūrėdavau, bet Gerai. žiūrėjau, čia nėra populiariausi jo video. Tai realiai... Mums reikia tortaso ant vaibo. Palauk dabar. Palauk, mes dar liko Okay. šalia YouTube. Paskukinam, palauk. Tu nespoilink albumą, jeigu šitas išėjo. Gerai, jo, tai Twisteris yra... Nu, aš matau, kad jis eiktų savo kolonėlių apžvalga. Čia kažką jisai čia labai messy content, Selautina? Nelabai, keli yra sponsoriai, bet tiesiog neatrodo, kad quality contentas ir gan retai jisai kelia. Prieš 4 mėnesius, tada prieš 8. Nėra labai kažko į... Kinda fell off, kinda ass, sakyčiau. Aš sakyčiau, kad žemiau negu es. Jeigu Juspexas ass yra, žinai... Palauk, Juspexas yra prie es. Nu tai kaip manai, kur dėt? Lexus, aš manau, kad prie ass tiesiog. Nu gerai, aš sakysiu. Nu, bet aš negaliu sutikti. Tai nesutik Net- tiesiog idėja. Nes, žiūrėk, Juspexas dar kelia, Ką jis kelia prieš pusę metų. streamina. Ai, ne. Nu gerai, klystu. Nu tai gerai, dedam prie es. Sakykim. Toliau Valdelio. Valdė. O jis nelyvinas? Jo kinda streameris, tai palai O, nelyginas. aš buvau Ne, jis prieš įsigilinęs. 2 valandas streamino. Bet jisai, ką aš žinau, bet jisai kinda streameris, gata. Oho, bet, žinok, felofino labai. 11k peržiūrų, 11k subscriber, 300 peržiūrų ant streamo. Iš kodėl jisai populiarus apšiai, tada pala, kaip jisai gavo? Jisai seniau labai youtubindavo. Nu, iš O tokių dabar- peržiūrų, kaip jisai tiek daug subų vis tiek turi, net. Tipo, jo Nu, seniau. populiariausias video 20k jisai turi daugiau žmonių subscriberių. Kaip? Streamui. Bet tai streamas nu gerai, 17k. Čia ta Bet figa. jisai daug streamindavo. Kiek matau, jisai es. Jo, tiesiog- gerai, mes per ilgai gaištam prie jo, beje, vaikis. Vėjas. Vėjas. Jisai, žinau, jisai vis dar fucking streaminas, bet jisai streamina gal 7 žiūrovams. Video įkėlė prieš 7 mėnesius. Tai jisai kaip hobby tiesiog beveikia. Jisai realiai tiesiog Fortnite žaidžia ant savo streamų. 9 žiūrovom. 11.08 čia buvo. Čia buvo prieš 3 mėnesius. Streamino paskutinį kartą? Mhm. Ne, nemanau. Ar čia- Jis ar gal jis išprivatino Jo, streamą. išprivatino. Nes jisai visai negauna nesiniai. per daug peržiūrų, kad galėtų būti proud of that stream. Aš Jo, dėčiau jis- jį prie es. Kinda net, nu galim sakyti, jo. Nes, nu jis vis dar kažką atsei daro. Nu jo. Ir čia čiūjų buvo paskutinis, nes mes tų dviejų tikrai nežinom. Palauk, čia kažkas parašyta. Nežinau, kas čia toks. Ištrink kanalą. Ir čia irgi nežinau, tai... Na, jeigu nežinau, vadinas per daug relevant ir tiesiog ištrink kanalą. Nu tai ką, ar kažką pakeistume? Jo, aš realiai nieko nepakeišiu. Toks mūsų tier listas, o dabar galit pažiūrėti, kaip mes bandėm atspėti youtuberius iš jų logotipų.